Pirmadienį žiniose matysite naujovės mokyklinukų tėveliams. Atidengtas Radviliškio sinagogos vietos atminimo ženklas. Tiesa ir mitai kreipiantis į gydymo įstaigą. Netrukus prasidės priėmimas į Šiaulių miesto švietimo įstaigas į priešmokyklinio ugdymo grupės naujiems mokslo metams. Tad teiraujamės, kokios šiais metais sąlygos ir kas laukia būsimųjų mokyklinukų tėvelių. Naujaisiais mokslo metais mes planuojame suformuoti 62 priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriuose tikimės, kad ugdysis 1041 vaikas, bet tai yra tik preliminarūs skaičiai. Dažnu atveju artėjant rugsėjui ir rugsėjo 1 jie būna ženkliai didesni. Švietimo skyriaus vedėja atkreipė dėmesį į svarbią detalę, kad tėveliai turės galimybę rinktis prieš mokyklinio ugdymo paslaugas arba lopšelyje darželyje arba bendrojo ugdymo mokyklose. 12 bendro ugdymo mokyklų, tai yra pradinės mokyklos, yra progimnazijos, juose bus sukomplektuotos 23 priešmokyklinio ugdymo grupės. Didžiausia dalis išlieka tikrai iki mokyklinėme ugdyme, tai yra lopšeliuose, darželiuose. Planuojama yra 19 įstaigų, kad jos priminės prieš mokyklinukus ir susiformuos apie 36 grupės. Na ir dar Šiaulių miestas yra išskirtinis ir tuo, kad mes turime dar ir specialiųjų mokyklų tinklą. Tai 2 mūsų specialiosios mokyklos taip pat priims vaikučius į priešmokyklinio ugdymo grupės. Ten, žinoma, grupių nebus daug, bus 3 grupės, bet ir į šitas mokyklas priimsime vaikučius, kuriems tikrai reikalingi specialieji, ypatingieji ugdymosi poreikiai. Šiais metais mokyklinukų tėveliams yra ir naujiena, kadangi visa imtimi perinama prie centralizuotų priėmimo. Tai yra prie elektroninės sistemos miesto teritorijoje. Jeigu vaikutis šiandien ugdosi darželyje, tai nesvarbu, kad ir tęs savo veiklą prieš mokyklinėme ugdyme, vis tiek tėveliai turės pateikti prašymą per elektroninę sistemą, nes einama į aukštesnę programą. Taip pat galės pasirinkti ir bendro ugdymo mokyklą, tik vėl yra skirtumai. Startas yra balandžio 1. Balandžio 1 ir truks visą mėnesį, kada yra tas pagrindinis priėmimas. Bet aišku, po įvykus pagrindiniam priėmimui, natūralu, kad gali būti dar nepilnai užpildytos visos grupės ir atsiras laisvų vietų. Tai laisvų vietų užpildomumas prasidės gegužės mėnesį. Tie, kurie ar tai sugrįš į Šiaulius iš užsienio, ar atvyks iš kitų savivaldybių, ar perės į kitas, sakykime, įstaigas ir bus persigalvoję. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja aiškina esminius skirtumus iki mokyklinio ugdymo priėmimo tvarkoje ir ką svarbu tėveliams žinoti. Jeigu vaikas ugdysis ir toliau iki mokyklinio ugdymo įstaigoje, tai yra lopšelėje, darželyje, tai yra nesvarbu, kuriame darželyje gali rinktis laisvai viso miesto teritorijoje. Jeigu rinksis vaikas ugdytis bendro ugdymo mokyklos prieš mokyklinio ugdymo grupėje, tai yra labai svarbi detalė. Galima tik tai steigti prašymą ir vaikas bus priimtas, jeigu jis priklauso tai teritorijai. Mokyklos priskirtai teritorijai. Į 1 klasę, tikėtina, tėveliai norės, kurie leis vaikus į priešmokyklinį ugdymą, į bendro ugdymo mokyklą, norės, kad ir toje pačioje mokykloje vaikas pereitų į mokyklą. Sulaukime tėvelių nuogąstavimų, kad šiais metais iki mokyklinukų grupių formuojama mažiau. Formuojama tik 1 grupė mažiau, lyginant su šių metų laikotarpiu, mokslo metų. Tai praeitaisiais metais mes turėjome 63 grupės. Dabar turime suprojektavę 62 grupės, nes yra šiek tiek vaikučių mažiau, bet irgi tik 13 vaikučių statistikoje rodome mažesnį skaičių. Mes išlaikome pakankamai didelį grupių skaičių, bet mažiname grupės viduje vaikučių skaičių. Pagal vyriausybės nutarimą gali būti maksimali grupė 20 vaikų. Minimali riba yra 10 vaikučių grupėje, bet mes renkamės 18 vaikų grupės dydį su labai svarbia sąlyga, nes reikia integruoti vaikučius, kurie patiria įvairiausių mokymosi sunkumų. Tai yra specialiai ugdymosi poreikiai. Kaip Šiaulių miesto savivaldybės švietimo skyriaus vedėja informavo, 1 vietų iki mokyklinukų grupėje paliekama specialiųjų poreikių vaikams, jei tokių atsirastų mokslo metų eigoje. Vadinasi, jei 18 vaikų grupėje bus 2 vaikai su specialiaisiais poreikiais, tokia grupė bus laikoma kaip 20 vaikų grupė ir finansavimas dėl to nesikeis.
Minint tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos tolerancijos centro iniciatyva sausio 24 dieną simbolinėje vietoje, kurioje tarpukariu stovėjo Radviliškio sinagoga, atidengtas Radviliškio sinagogos vietos atminimo ženklas. Holokaustas tai viena iš tamsiausių žmonijos istorijos dėmių, kraupi tragedija, atėmusi milijonus gyvybių, sugriovusi daugybę šeimų gyvenimus, bandžiusi sunaikinti žydų tautos kultūrą. Šios dienos minėjimo tikslas – užtikrinti, kad skaudi istorinė tiesa nebūtų pamiršta. Atminties ženklą sužinojome iš tarptautinės nacių ir sovietinių nusikaltimų tirti komisijos direktoriaus pavaduotojos Ingridos Vilkienės, kuri siuntinėjo mokykloms žinutę, kad yra toks Jakobo Bunkos fondas ir kad jisai dovanoja ženklus, atminties ženklus, paminėti vietą, kur stovėjo sinagoga iki Antrojo pasaulinio karo. XIX amžiaus pabaigoje ir iki 41 metų sinagoga stovėjo kaip žydų maldos namai, o po karo šita sinagoga išgyveno dar iki 65 metų ir buvo jinai naudojama kaip antros vidurinės mokyklos sporto salė. Radviliškio sinagogos atminimo ženklą atidengė Izraelio ambasadorė ir žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininkas. Džiaugiamės, kad turim tokią galimybę ir manau, kad tai dar yra viena dalis kultūrinė vieta, kad paminėti, kaip lietuviai ir žydai iki Antrojo pasaulinio karo kūrė nepriklausomą atvirą Lietuvos valstybę. Izraelio ambasadorė džiaugiasi, kad radviliškiečiai domisi istorija, prisimena čia gyvenusių žydų tragiškus likimus, skatina jaunąją kartą domėtis istorinę praeitimi. Labai džiaugiuosi turėdama galimybę keliauti po Lietuvą, kad pajausčiau tą turtingą žydų istoriją, kuri čia turi savo šaknis. Kiekvieną kartą gavusi tokius kvietimus, mielai juos priimu. Tai puikiai proga susitikti su jaunaja karta, su moksleiviais. Ir labai džiugu, kad miesto gyventojai, kur jau nebėra žydų, jie dar prisimena. Jie nori išsaugoti šią turtingą istoriją. Antroji minėjimo dalis vyko Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Renginio dalyviai stebėjo gimnazijos mokytojų ir mokinių literatūrinę kompoziciją "Žaliasis akvariumas". Pasak gimnazijos direktorės, šio renginio tikslas ne tik pagerbti Holokausto aukų atminimą, aptarti skaudų istorijos laikotarpį, bet ir priminti jaunai kartai, kaip svarbu istorinių įvykių sūkuryje neprarasti žmogiškumo ir išsaugoti pagarbą amžinosioms vertybėms. Prieš metus laiko gavome pasiūlymą kaip įvertinimą mūsų veiklos genocido klausimais ir pasiūlymas buvo toks, kad galbūt mes inicijuotume Radviliškio mieste sinagogai pažymėti, stovėjusiai sinagogai pastatyti ženklą atminties. Taigi tos iniciatyvos ėmėmės ir išvakarėse Holokausto dienos mes šitą renginį ir suorganizavome. Mums tai yra labai svarbu, jaunoji karta tikrai turi žinoti, tik kad istorijoje įvykę žiaurūs įvykiai, kada buvo ketinama, norima sunaikinti, išnaikinti žydų tautą, tai yra neleistinas dalykas ir jaunoji karta tikrai turi suprasti tuos istorinius įvykius ir vingius ir atminti, kad tai neatsikartotų. Šios skaudžios dienos istorija tik dar labiau parodo, kaip svarbu domėtis praeitimi, puoselėti ir kurti tolerantišką, pagarbą ir supratingumu grįstą visuomenę. Manau, kad daugelis dabar žmonių, ypatingai net jaunosios kartos, aš jau nekalbu apie vyresnę kartą, tiesiog mes negalim įsivaizduoti, kiek stovėjo Lietuvoje miestuose ir miesteliuose sinagogų. Nes kartais, kai pasklaidai istorijos, kokio nors nedidelio miestelio istoriją, ir tu matai, kad nedidelė buvo žydų bendruomenė, bet turėjo 2 sinagogas, 3 sinagogas. Jų neliko ir per Antrą pasaulinį karą. Didžioji dalis jų buvo medinių, jos sudegė arba buvo nugriautos sovietmečiu. Ir kita vertus, tas ženklas liudija apie gyvenusią ne tik tai lietuvių bendruomenę, bet kad tai buvo šalia ir kita bendruomenė, kurios nebeliko Holokausto metu. Tik prisimindami praeitį galime išmokti vertinti taiką, pagarbą ir žmogaus teisės.
Kalbant apie priėmimo tvarką į gydymo įstaigas, visuomenėje vis dar sklando nemažai mitų. Reportaže mėginsime juos išsklaidyti ir galbūt atsakyti į kai kuriuos rūpimus klausimus pacientams. Pirmas mitas – ar tiesa, kad iškvietus greitąją ir jie atvykus į priėmimo skyrių, būsite apžiūrėtas ir priimtas greičiau? Ne, netiesa. Pas mus yra pacientai vertinami pagal kategorijas ir pagal būklės sunkumą. Kiekvienas pacientas, ar atvykęs su greitąja, ar atvykęs pats, yra įvertinami gyvybiniai rodikliai, įvertinamas pagrindinis nusiskundimas ir pagal tai dėliojami prioritetai. Tai, kad sunkiausi pacientai visada gauna pirmiausiai pagalbą, nepriklausomai nuo to, kaip jisai atvyko. Iš esmės yra 5 kategorijos ir pagal tas kategorijas būklės sunkumą gauna taip, kaip kuo yra sunkesnė būklė, to greičiau gauna pagalbą. Kitas mitas ar tiesa, kuris sklando visuomenėje ir vis dar iškyla klausimai, ar visa skubi medicinos pagalba yra nemokama? Skubi būtinoji pagalba yra nemokama visiems. Lietuvos Respublikos piliečiams, kurie gyvena nuolatos Lietuvoje, yra nemokama, nepriklausomai ar jie apsidraudė sveikatos draudimo ar ne. O užsieniečiams, kurie atvyksta ir neturi Europos sveikatos draudimo kortelės, jiems reikia mokėti. Ar tiesa, kad iš skubios pagalbos skyriaus jūs galite būti be apžiūros nukreipti pas šeimos gydytoją ar į skubios medicinos pagalbos kabinetą? Tais atvejais, kada mes matome, kad paciento būklė nereikalauja būtinosios pagalbos, tai darbo dienomis pacientas gali būti nukreiptas pas šeimos gydytoją, o savaitgaliais gali būti nukreiptas į skubios pagalbos kabinetus. Tai jisai vis tiek yra įvertinamas nusiskundimas ir, kada akivaizdžiai matosi, kad būtinos pagalbos nereikia, tada gali būti pacientas nukreiptas. Ar tiesa, kad kartais pacientas laukia 4-6 valandas ir jam nieko nedaroma? Tokia atveju tikrai mažai tikėtina, nebent yra labai didelis užimtumas ir pacientas tos kategorijos, kuri nereikalauja neatdėliotinos pagalbos, tai pacientui gali tekti laukti tiesiog apžiūros gydytojo, bet pačio pirminio įvertinimo ir būklės visų rodiklių įvertinimo tai tikrai neturėtų tiek užtrukti laukimas. Tai laukti gali pacientui tekti dėl įvairių priežasčių. Laukimas ne visada yra nežinomybė, tai laukimas mums yra taip pat kaip diagnostikos rodiklis, nes laukiant pacientas gali būti ir stebimas, gali būti pakartotinai vertinamas, gali būti laukiama tyrimo rezultatų arba kartojami tyrimai. Reikia suprasti, kad būklė gali keistis tam tikrais atvejais, dėl to kartais gali ir užtrukti pacientas pas mus. Ar tiesa, kad pacientui reikalaujant privalo būti atlikti visi būtini tyrimai ir iškviesti visi jo reikalaujami specialistai? Kiekvieną kartą gydytojas įvertina pagal paciento būklę, pagal anamnezę ir įvertina indikacijas, kokie tyrimai turėtų būti atliekami ir kokie konsultantai, ne pagal paciento pageidavimus. Žinoma, visą laiką yra atsižvelgiama ir tas planas ištyrimo ir gydymo yra kartu su pacientu nusprendžiamas. Ar tiesa, kad jaučiant skausmą negalima gerti vaistų nuo skausmo, o būtina skubiai kreiptis į skubios medicinos pagalbos skyrių? Skausmą gydyti reikia ir pacientai skausmą turėtų malšinti, bet atkreipti dėmesį, kad jeigu išgėrus vaistų nuo skausmo būklė nepagerėja arba skausmas stiprėja ir tinkamai vartojant dozes atsiranda nauji simptomai ir tada reikėtų kreiptis pas gydytojus, kad pamatytų tokį pacientą. Regitros duomenimis Lietuvoje jau 3 metus iš eilės elektromobilių autoparkas per metus auga apie 50%. Tiesa, praeitais metais šis augimas buvo keliais procentais mažesnis nei 2022 ir 2023 metais. Jis siekia 49,7%. 2024 metais Lietuvoje buvo 57% grynųjų ir 43% iš išorės įkraunamų elektromobilių. Ryškiausia 2024 metų užfiksuota tendencija naudotų elektromobilių skaičiaus augimas. Per praėjusius metus naudotų elektromobilių daugėjo 54%, naujų elektromobilių autoparkas auga vos 10%. Nors Lietuvoje nemažai investuojama į elektromobilių populiarinimą ir kiekvienais metais fiksuojamas didžiulis elektromobilių
augimas, jie sudaro labai mažą dalį viso Lietuvos autoparko. Viso Lietuvos gatvėmis važinėja apie 28,5 tūkstančius elektromobilių. Kaip ir lietuvių interjere bei aprangoje, taip ir automobilių madose iš populiariausių viršūnės nesitraukia pilka spalva. Šios spalvos elektromobiliai sudaro apie 30% visų Lietuvoje registruotų automobilių. Antrą ir trečią vietą dalinasi balta bei juoda spalvos. Daugiausiai net 35% elektromobilių Lietuvoje yra vokiečių gamybos. Japonijos ir Jungtinių Amerikos valstijų rinkose pagaminti elektromobiliai sudaro po beveik 18% visų įvežtų į Lietuvą elektromobilių. Regitros duomenimis taip pat yra pastebėta, kokio amžiaus daugiausiai žmonių vairuoja elektromobilius. Nuo 16 iki 20 metų amžiaus tarp yra tik 10 vairuotojų, kurie Lietuvoje yra įsigiję elektromobilius. Šiek tiek daugiau 130 automobilių turi nuo 21 iki 25 metų amžiaus jaunuoliai. Populiariausi elektromobiliai nuo 41 iki 45 metų amžiaus žmonių tarpe. Tokio amžiaus žmonės sudaro apie 11% visų elektromobilių turėtojų. Svarbu pastebėti, kad į savo vardu registruojate Lietuvoje jau seniau eksploatuotą elektromobilį, tai galite padaryti tiesiog regitros elektroninėje sistemoje. Rytoj prognozuojama apniukusi diena, o vakare sulauksime ir kritulių. Artimiausia naktis iš pirmadienio į antradienį bus debesuota. Akmenėje galimi krituliai. Likusioje apskrities dalyje žymesni krituliai neprognozuojami. Termometro stulpeliai pakils iki 4-6 laipsnių šilumos. Vėjas iš pietų pūs 3-4 metrai per sekundę stiprumo. Antradienio diena visoje Šiaulių apskrityje bus debesuota, o vakare numatomi ir krituliai. Oro temperatūra pakils iki 5-6 laipsnių šilumos. Pūs nestiprus pietų, vakare pietryčių krypties vėjas 2-3 metrai per sekundę greičiu.